Pamokos. Dabar dėmesį, reiškia, mes galvosime, Lindy ratas yra. Kas yra Lindy ratas? Galima lėtesnė muzika šiek tiek. Mes šiek tiek pašoksime, gerai? Galvosim, kaip tai... Lindy ratas. Prieš tai mokinomės čarčinus. Mes pastoja šoksime per 8, tai reiškia, taip man atrodo. Irgi tas pats lingavimas. O žingsniai tą patį? Ne, ten mokinomės čarsą, čia jau nebe čarsas. Jau nebe čarsas, čia jau klausimą. Tai gal su šitai pabaigti, gal taip. To su muzika mes viškai pašoksim, reiškia viskas eina iš Lindy rato. Laukia muzikos? Muzikos laukia. Šiai pasižiūrime, reiškia, paskui mes paaiškisim, gerai? Visa technika iš Lindy rato, ja? Stop, muzika? Šis šokis jau ganėtinai sudėtingas, todėl mes čia pasipraktikuosime ir pradėsim pamokas po reklamą. Aštuoni. 1, 2, triple step. Ta patį darom, bet ratu. Ratu. Tas pats žingsniukas. Dar gatelė. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. Ir laikau partnerę čia. Taip. Ir dabar dėmesio, reiškia, toliau tas pats žingsnis. Step, step, triple step. Aš vedu savo partnerį tenais už nugaros. Merginos pradeda kairę koją eiti. Dabar. Ir pavyzdžių. Ta, taram, param. Pabandom, daktarį. Pam. Gerai, pasišiam. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4. Toliau einam. Kairę koją, merginos. Step, step, tam, ta. Dar gatelį pasišiam. Ir 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4. Ir 5, 6, 7 ir 8. Ir dar kartelį. Pasiruošiam? Šokėjas, kodėl guli, žinai? Turbūt dar tęsti šitas pamokėlės. Dar kartelį, pasiruošiam? 5, 6, 7, 8. Parodys mūsų šitie mokytojai, bet dabar dar žiūrėkime, kaip viskas vyksta. Toliau einam. Ir 5, 6, 7 ir 8. Dar kartelį. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4. 5, 6, 7 ir 8. Taip, pabandom. 5, 6, 7, 8. Tu vieną turi būti, ar kažkoks siūlyšimas? Reiškia 5, 6, 7, 8. 1, 2. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1 ir 2. Toliau reiškia partnerę palydžiu. Žiū, čygudu. Palydžiu partnerę. Dar gali. Ir 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4. 5, 6, 7 ir 8. Dar kartelį. Taip, dėmesio. Dabar čia, dėmesio. Tas Lindy ratas nėra toks jau apibrėžtas, kad darom būtent va tai va. Jo? Reiškia, mes jį improvizuojam, galim išimprovizuoti. Ir. Jo? Gal kaip, nes tai yra kaip, jūs turi save išreikšti tame šokyje, tai nėra, kad paėmiau, aš pasakiau, dabar darysim taip, o ne kitaip, reiškia. Bet pradinis žingsnelis tai vis tiek turi būti kažkoks tai, nuo kurio prasidedame. Taip, būtent mes pradėjom tą žingsnelį. Dabar. Bandom, paskaičiuosi, gerai, daktarė, paskaičiuosi, paskui pabandysiu muzikėlį, gerai. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 ir 4. 5, 6, 7 ir 8. Gerai, gaus. Gerai, muzika galima, muzikantas prie mūsų.
6, 7, 8. Keturi, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, gudam. Bang. Matome, ne visiems taip sekasi, kažkaip sekasi, visi labai stengiasi, bet turbūt gal... Aš manau, kad apšilimą padarėm ir galbūt dar paprašykim, kad mum pašoktų. Ichtiandras ir Solveiga. Ar galime muzikantui ten paleisti iš to, kur šoka mūsų jaunieji šokėjai, 4 numerį? Tai aš gal padėsiu ten, ne? O kol paleis muziką? Reikia man... Aš gal norėjau paklausti, Armi, to mūsų hip-hoperisto ir breikerio, kaip tau sekasi šokti šitą šokį? Šiaip nelengva pagauti tą ritmą tokį, bet jeigu konkrečiai treniruotis ir padėti tam pastangas, tai galima šokti labai gerai, nes mano paskutinis šokis prieš paskutinis, o gal prieš paskutinis buvo vienas iš geriausių šokis. O kaip manau? Tai gal pašokime?